Ekspedicija Amber Road BC įsibėgėjo. Po ilgų mėnesių pasirengimo ekspedicijos dalyviai leidosi į ilgą kelionę iš Vilniaus oro uosto. Valandėlė ir mes Taline. Ekspedicijos maršrutas prasideda Tbilisyje, Gruzijoje. Toliau Azerbaidžanas, Iranas, Turkija ir vėl Gruzija. Per labai įspūdingas skrydis, iš tikrųjų teko su ekspedicijos vadovu išsigąsti, bet mes pasiryžę bet kokiems išgyvenimams. Taigi mus pasitiko ne tik tai automobiliai su švyturėliais ir apsaugos, oro uosto apsauga, bet taipogi buvo ir gaisrinės automobilis. Taigi kažkas buvo atsitikę su lėktuvu, bet ačiū Dievui, viskas yra gerai ir galų gale labas Gruzija. Gegužės 24 naktį, nusileidus Tbilisyje, ekspedicijos komanda pasitiko senas bičiulis Ladį ir prasidėjo kelionė specialiai paruoštu autobusiuku. Po sočių nacionalinių gruziniškų pusryčių 6 val. Ryto su puikia nuotaika dalyviai leidosi į ilgą kelią šiaurinės Gruzijos link. Kelionė per Gruziją atrodo buvo panaši į cukraus laižymą per stiklą. Nuostabios gamtos vaizdai ir nepaprastas lietuvio akiai kraštovaizdis sužavėjo visus iki vieno. Pirma maršruto stotelė garsus Gruzijos kalnų miestelis Sageti. Šis turtingas istorija miestas ypač mėgstamas šalies svečių. Čia kadaise gyveno vienas garsiausių Gruzijos menininkų Pirosmanis. Išpuoselėtas miestukas kažkuo savo dvasia primena Trakus, kur visada laukiami turistai, o ant kiekvieno kampo gali surasti suvenyrų parduotuvėlės ir netgi taip mūsų visų mylimą gintarą. Istoriniuose vyno namuose ekspedicijos dalyviai sužinojo apie gruziniško vyno rūšis ir istoriją. Lietuviai buvo maloniai nustebinti vyno ruošimi, kurį užvadinta ne kaip kitaip, o gintarine. Gruzija labai sena šalis. Čia pilna istorijos paminklų ir kvapą gniaužiančių peizažų. Legendomis alsuoja kiekvienas miestelio bokštas. Nuo seno šį kraštą mėgo keliautojai iš Europos. Kachetija, šiaurės Gruzija, šalia didingas Kaukazo kalnagūbris. Žmonės labai svetingi ir džiaugiasi sutikę keliautojus iš Lietuvos. Nacionalinis parkas Kachetijoje – tai ypatinga vieta, kur gali surasti unikalius tik čia sutinkamus augalus, gyvūnus ar vabzdžius. Mes radome uogą ir nežinome, kaip vadinasi. Visiems pasirodė, kad tai yra žemuogė, bet kaip matosi, jinai turi daug didesnius tokius spygliukus ir kai ją pralaužė, jos struktūra yra visiškai kitokia, tarsi kempinė būtų. Tai mes nutarėme, kad tikrai nevalgysim, nes bijom paskui, kad reikės stot kas 10 metrų. Vat, jinai visiškai nepanašiai žemuogė. Nes jos va tokie spygliukai daug didesni nei žemuogės ir struktūra iš tikrųjų kitokia. Nors lapai visiškai panašus į žemuogės. Taigi tokie tamsuoliai lietuviai galėtų apsivalgyti kažkokių nuodingų uogų. O gal nenuodingų? O gal nenuodingų. Mes tikrai prisirinksim ir paklausim vietinių, kaip jos tos uogos vadinasi. Ponas Kachi, pagrindinis... Не земляники. Невкусно. А кушать можно вообще? Можно. Не сладкий. А вообще кушать можно? Да, но не сладкий. Но не ядовитые. Это А мы в Литве любим, чтобы было горько. Это я не умру. Нет, не умерете. Ну тогда. Это для медведей. Для медведей. Большая медведица. Kalnų kriokliai ir nepaprasto grožio kraštovaizdis sulaukia svečių iš įvairiausių pasaulio kraštų. Esame kažkur tai 50 km nuo Ismailį miestelio, apie 250 km nuo Baku. Atvažiavome, apsistojome, esame pavargę, skridome iš Vilniaus į Tbilisį. Nuo Tbilisio autobusu važiavome per Gruziją. Aplankėme miestelius, susipažinom su vietiniais žmonėmis, bandėme nupirkti ir vyno, ir išsiderėti, buvo konkursas net, kas nupirks pigiausiai vyną už vietinių. Tai buvo įdomu tai, kad patys vietiniai praktiškai jie neparduodavo vyno, mums dovanodavo jį. O mes mainais dovanodavom jiems gintarą. Va. Buvo vienas įvykis įdomus tai, kad ant sienos
gruzinai labai maloniai mus praleido, o azerbaidžaniečiai užkliuvo mūsų autobusiukas ekspedicijos ir užkliuvo mūsų profesionalios kameros. Tai buvome taip suglumę, kad galvom jau įstrigom, reikėtų mokėti didelius depozitus, kažkur tai mieste reikėtų mokėti, o dar leidimo kamerą irgi neturėjome. Tai per visus kontaktus su Robertu praėjom, tai vienintelis mūsų išgelbėjo ambasadoriaus skambutis pačiam ministrui, kuris vieno turbūt skambučių po darbo taip sutvarkė reikalus, kad mes per 15 minučių prastovėję jau 4 valandas prie sienos, susitvarkėm dokumentus, jokių nereikėjo depozitų, jokių reiškės leidimų, mes prašiausiai greit pravažiavome sieną. Laukite tęsinio. Važiuojam, reikia iškėti po žemės. Gintaro keliu!